Labas, sveiki ir vėl užklydę pas mane į kanalą. Šiandien epizodas apie paplūdimio sprinto ir klavimo rungtį. Taip jau nutiko, kad Lietuvoje turim labai aukšto lygio sportininką šioje rungtyje, tai yra Žygimantą Gališanskį, kuris man ir padėjo susipažinti su šia rungtim. Ir pamatysit, kaip man sekės jau visai netrukus, tai likit čia ir niekur nepabėgit. Tai manau, parkuoti tikrai pavyks kažkiek. Nėra kažkokių pavojingų bangų, šalmų nereikės, tai nesu dangydas tiesa valgyti. Tu akademinių irklavimų užsiminėjai ilgą laiką? Jo, nes šitas pakrančių irklavimas kaip sprinto rungtis atsirado tik 19 metais, 20 metais nevyko jokių varžybų ir 21 metais pirmą kartą važiavau startuoti pasaulio čempionatą. Pirmą kartą startavau, pavyko ketvirtam būt, tai toks neblogas rezultatas ir dabar jau kai bus olimpiadai, tai daugiau perėjau jau į šitą. Mobilumo. 2 kartus tai tavo pasaulio čempionate ir abu kartus buvau ketvirtas. Tai dabar reikia... Jo, tai vas norėtųsi jo, nes Europos medalių turiu nemažai, o pasaulio čempionate 2 kartus iki pusfinalio nusigaudavau, o po to jau ir pusfinalį ir tempą nepasiekdavau. Tai tikiuosi šiemet gal bus geriau. Na, tai iš tikrųjų, aš mačiau iš tavo straipsnių, šiaip perskaičiau LRT, kur buvo rašę, kad būtent turi to atrodo įdomumo, kad viens prieš vieną kai kovoja ir prabėga, jo. Kad ir kovoja būtent toks biškis gaunas dinamika kita visai. Nu taip, mes čia gaunam. Toks yra, jau tu iškart stovi startį, va taip, kaip mes dabar stovim su priešininku, paplūdimy, tai matom trasą. Duoda startą, bėgam abu į valtį lipam ir lenktyniavom, kuris greičiau grįžti iki tos pačios vietos. O yra kažkoks laikas, plius minus, kas yra gerai, kas nėra gerai? Viskas labai priklauso nuo oro. Po tokio oro gal, dabar matai vanduo kažkaip nurimo, trasoje plauksiu, gal man iš nebus bangų, tai aš gal su vientė plauksiu 2 minutės 20 subėgimų su viskuo. O būna, Baltijos šalių čempionatas vyko, tik finale pavyko iš 2 minutės 39 praplaukti, nes buvo didelis bangos, šonės bangos ir labai viskas priklauso nuo oro. Mes taip dabar važiuojant ir pagalvojom, kad kažkaip neakcentuoja sporte rezultato būtent laiko prasme, nes taip ir primečiau, kad gali būti, kad dėl sąlygų būtent čia... Čia tas pats panašiai kaip ir jachtos buriavimas, kur tu negali numatyti kažkokio laiko, tu tiesiog, jie skaičiuoja irgi, jie skaičiuoja rezultatą aplenktas valtis, kas pirmas, kas antras, kas trečias. Tas laikas nėra svarbu, kiek tu įvykiai kažkokią trasą. Tai čia irgi toks pat, nes gal pas mus jūra šeima tokia ir, tarkim, matai trasoj. Bangos nėra, jokių bangų lūžtančių pačioje trasoje, nieko tik pačiam krante. Gal aš grįžčiau, bus iš vis be bangų. Tai tas laikas toks yra, tuo metu mes varžomės dėl laiko, kuris greičiau. Būna plaukimai pirmieji laikui, kada reikia visi startuoja kas minutę. Vienas paskui kitą ir varo tą apiplaukę. Prieš ką kovosi, ne? Jo, ir tada išsireitinguoja visi. O po to atkrintamosius tai svarbu laimėti. Aišku, jeigu tu aplenkiai ir tau sekantis priešininkas aplenkiai, bet laimėjo irgi pateko, bet su prastesniu laiku tu renkiesi, kuriam takelį plauks. O daugiau tas laikas svarbos nelabai turi, tai jeigu čia vieną kartą plaukiau 2 minutės 40, kitą kartą 2 minutės 20, tai tiesiog oro sąlygos buvo kitokios. Tai įdomu bus iš tikrųjų olimpiadai, kaip reitinguos tą olimpinį, pavyzdžiui, rekordą, pasaulio rekordą. Koks gan... Jo, gal toks dalykas bus, bet labai priklauso nuo oro sąlygos. Jeigu atvažiuosi į kokias, nežinau, kai buvau Portugalijoje, Atlanto vandenyne, bangos didžiulis ir ten turbūt rekordo neįmanoma padaryti, nes jau nuplaukus 200 metrų nuo kranto tos bangos yra metrinis. Jau visiškai kitaip negu, tarkim, pas mus dabar Baltijos jūroje tokią dieną. Paskutinis plūduras, ko puikiausiai matosi ir jokių bangų nėra. Ja. Tai toks ir plotas atrodo visiškai kaip ežere. Kelius kelias. Motyvacijos ieškai, tai
galim bandyti neštis valtis, tada pažinsim su valtis pati ir jo. Pradžiai pasidėsim ant smėlio, pasireguliuosim valtis paukščiai. Galim įsisimėti. Ko pakrantį skiriasi kitaip negu akademiniam, tai galima pasikeisti, tai nori bent gydį pasidaryti, statyti keičiasi. Va. Tada pati valtis tokia yra nuo lygumų valtis skiriasi, jinai platesnė ir matai, jinai neturi galo. Kai banga duoda vandens, jis labiau išbėga. Jo. Taip, vienas svirklą, anoj pusėj dėsi. Svirklas dedamas yra, kad šitas laikiklis būtų štai šitoj pusėj. Atsisuka, pakeli į viršų, įsistato irklas. Ir plojant vis laik irklas turi remtis į šitą juoda dalis į čia. Nu ir tada tu turi atramą. Tai nežinau, gal gali bandyti tada sėstis, pasireguliuosim biškį valtį pačią, pasibandysim kaip čia irklai vartus ir panašiai. Tai kelintą dydį nešioji? Šeštą. Pabandyk įkišti koją pastum. Štai būna smėlio prilenda ir stringa. Čia atrodo stringa. Bet šiaip normaliai viskas. Normaliai, ne? Guminė. Nu gerai, kol kas bandau taip. Tada pabandyk dabar šitų šiaip neseka. Nes jo, greičiau kojas trauktų, čia tokie daugiau, kai plaukiam toliau treniruoti jūrą, tai tada užsisegi, kad jau to. Bet šiaip, kai būna greičio treniruoti, sprintai, tai jų nesigam, kad greičiau koją ištraukti, greičiau įkirti. Pabandyk išties kojas ar normaliai. Gerai. Gal realiai davažiuoji. Tai dabar taip. Imk irklus. Čia tau pareguliau biškį irklus, kad būtų, kad rankos, ne šiaip vedam rankas vieną virš kitos, kad patrumpinau, kad tau nesikiltų rankos. Tai labai šiaip daužys, pliuskai nepradė. Tai dabar vyro pradžia. Privažiuoji va taip realiai, įmeti irklą, pakeli aukštinį vandenį ir tada stumit pradžiai kojom. Kojos stumėsi ir tada rankas, kūnas ir rankas. Jo. Galima tada vis gal jau. Aukštis irgi reguliuojasi ganėtinai paprastai. Man atrodo, nes turėtų būti, kad irklą trauktum, ištiesdami kojas, irklą trauktum, kad tau būtų vietos ir būtų patogiai tai, kad čia judėtų. Negali būti, kad čia kažkur labai kliūna ar čia. Nes esant bangom, tai sunku būtų susirgti su žolės. Iš esmės, kai jūs kinosit ištiesta ranka. Ištiesta ranka. Rankos turi... Galo, ir pačiam gale nebent ištrauti su ranka. Gyrio pabaigoje. Realiai gyrio pabaigą matau, ką darai, pabandyk pasikabuoti. Jo, gyrio pabaigą darai, tau gal dar net pasielgti, ne? Tu pabandyk traukti, ar patogu patraukti irklus į kažkur po šonkų. Rankų patraukti. Jo, normaliai. Gerai. Tai va, gyrio pabaiga yra tokia, kuo ilgiau ant tiesių rankų, pasilenkusios nugaros ir tada tik į pabaigą nugarą ir tik tada. Jo. Tai pabandyk, važiuoji, orų paiguoti. Ir važiuok, kabink ir trauk. Važiuok, kabink ir trauk. Nu gerai. Reiškia, tas dėmesys gaunasi. Dabar kitas dalykas. Irklą negali duoti visą laiką tvirtins ir svartų. Pabandyk pamesti ranką. O taip. Tai tu padaręs įrį, padarai įrį, dabar paverti ir taip, ir tada važiuoji. Jo. Ar taip verti? Ne, ir tada privažiuoti, nes matai, tada daugiau vietos yra tarp vandens ir irklų, jis tau neklius ant bangos. Jo. Tai tas yra irgi labai svarbu, kad matyti irklų. Nes jeigu, tarkim, ramus vanduo būtų, gal ir pažuotum va taip, bet irgi kliūna, tai asfaltis nėra, kad vis laik stovi tiesiai, tiek vanduo siubuoja. Tai va tas vardymas irgi svarbu. Nu va, judesys realiai va toks. Tik tenkis rankas čia kažkur, rankos privažiavęs mane, rankos kažkiesi, kol tos neištiesus rankos irgi privažiavęs. O, taip. Ant tokių rankų. Tu rankom ištiestum trauki ir pilnai ištiesus. Tai čia yra labai panašus, nes tu įdėjęs irklą į vandenį, tu pakabini kojom realiai tokią pačią jėgą, kaip darytum vat ir deadliftą tas pats. Aišku, valtis juda, ta jėga nusistumi, bet esmė, kad pati pradžia įrio, jeigu eini prieš bangą, būna labai sunkus įris.
Tai jeigu tu trauksi ant rankų, tai tos jėgos tiesiog nebeliks ir visa sistema subyra. Jo, judesi. Jo, svarbiausia, žinai, kad būtų nebijot ištraukti irklus ir visą laiką, jeigu jau kitas valtis virsta, iškart atsiverti ir atsiverti irklus ir atsiremk su jais. Tu su jais gali atsiremti į vandenį. Ir tu, pavyzdžiui, pasiversi ir į atramą laikai ant to irklų, tu nevirsi taip iškart lengvai. Jeigu tu taip kiši, irklas smenga žemyn, o čia jis turi kažkokį plotą, kuris remiasi, tau tada jis valtis taip lengvai neišvirs. Kaip tas įlipimas bėgas vyksta, tai realiai, kaip jeigu va tokio modelio valtis, tai būna arba čia tas sparnas vadinamas, arba už nugaros. Tai čia šitojo atveju šitas yra. Čia tai atbėgi, šoki per riklą ir kiši kojas, ir pradedi plot. Toks vieta, kur jeigu nori dėti koją, tai va yra čia. Bet mes bėgant iškart dedam prie batų. Tai stengtis atbėgus, iškart koją į batus ir varai. Tai va, nežinau, per kurią pusę tau patogiau būtų. Tai čia, žinai, niuansai Įpračia tikrai matos, kad reikia. jo, tai čia toksai, žinai, čia dabar mes darom smėlio, kur nėra bangų, kur valtis stabiliai stovi, nieks ir netalžo. Jo, pasižiūrėjau, kur žmonės laiko Jo, varžybose. nes būna bangos, tai paduoda realiai irgi.
Visas taip, kad jie persitėmtų viens per kitą ir jie smirštų padaryti. Šitą biškai padariau tos mažius, tai man keistas jausmas, kai tai nesikliudo. Aš kad tau tik stokį įsiduoti, nes kitaip ir rankos klius dar. Tai būna, čia bangos dabar, šiandien pagal prognozes rodė 0,4-0,3 metro bangos, jo, nedidelis labai. Kai būna metras bangos, tai visai kitas irgi irklavimas. Tai ir plius čia matai, dabar tu išeini irkluoti tam, kad neišvis ramiai, o reikia viską daryti maksimaliai greitai, stipriai, kuo viskas efektyviau, kuo mažiau klaidų per tas bangas. Valtis turi lipt, šoką ar bangas, tada atsivairuoti, kad tiesiai eitų, nes tau ne tik, kad reikia apiplaukti kažkur, bet yra konkretus takas, kur turi, nes už kiekvieną plūdurą apiplauktą ne iš tos pusės yra laiko baudų. Bet žybos irgi yra per plūdurus taip turi plaukti. Nėra, kad viena pusė ir kita. Ne. Plauki slalomu į priekį ir tiesiai atgal. Tai jeigu pirmus 2 plūdurus slalomo apiplaukia ne iš tos pusės, pusė minutės baudos tau iškart yra. Jeigu ne iš tos pusės, o kai didelis bangavimas būna kartais netgi sunku tą valtį nulaikyti tiesiai, tą kryptim, kur reikia. Tai tokio, ne tik, kad reikia parkuoti, išeit, neišvirti, bet čia reikia viską padaryti greitai. Tas pats svarbiausia, visi stengiasi ir viskas sekundės, kiekvienas judesys. Įlipimas, išlipimas. Tai, realiai, kai būna, jeigu
viskas va, kaip normaliai gaunasi, tai įlipi į valtį per 2 sekundės atbėgia. Porą sekundžių. Jo, aš porą tavo Išstartavimas po tavo video keletą žiūrėjau, kaip atrodo, tai atrodo žiauriai greitai bėgi, bakšt iš karto iššokat. Jo. Nėra kada, kad ten įsitaikyt, pasimti irklą, atsivairuot, įlipi ir iškart varai. Ja, nes ir taip ir atrodo, kad vos ne kulverčiai valtį įkrentat. Nu, taip ir yra, kad atbėgi jau realiai vieną koją dar vandenį, kitai jau batą įstatyta. Tas jau toks. Ir tas visas greitis yra, nu, reikia kartot. Esmė, nu, supratai, kad čia lenktyniaut gal nelabai čia reikia. Ja, nemanau, kad reikia. Nulaikyta laiko stipriai, kad jinai nešokinėtų taip. Čia daug niuansų yra šitame. Kad tą greitį padaryti, neužtenka tik greit atbėgti. Bėgti gali bet kuris greitai. O kad įlipus iškart irklais pagaus vandenį, iškart per bangą lip, nes būna krante labai didelis bangos, tai kad valtis neplauktų atgalo į priekį, tau reikia iškart kabinti vandenį. Tai tas irgi va toks jaustą su irklų vaimą. Tai sunku pajaust, kai įmeti irklą, kad jis neįtų ore, kažkaip o ne. Tai va, daug visokių tų dalykų. Tai man irgi aš dabar pajaučiau, kad atrodo vienas šviklas man vis aš neįkišu į vandenį, dėl to iškart skipuoju. Jo. Kažkaip taip ir būna, kad tau užvirsta valtis šiek tiek ir tu jau tuo irklu nerandi vandens. Jeigu tu neradai vandens, jau iškart taip pasori, lygsvara dingsta, iškart dingsta greit. Nes va, buvo, aš biškį paplaukiau, atrodo banguoja nedaug. Su viena pasiekiu, su kita pakėlė banga mane nepasiekiu. Ir iš karto sukuosi šoną. Nu, tai taip ir yra. Tai, kai tu darai tą ramiai, atrodo sudėtinga, o kai reikia viską padaryti greitai, kuo greičiau. Tai viskas, tie 250 metrų užtrunka 2,5 minutės su bėgimu, su įlipimu. Čia realiai dabar paplaukiai 3 minutės išplaukėm, man atrodo, čia. Gerai, tai ačiū, kad supažindinai. Tai ačiū, kad atvažiuoji čia, kad nori kažkas pažiūrėti įdomu. Tai dabar seksim, kaip seksis pasaulio čempioną, gal pagaliau pavyks tą medalį paimti ant. Nu jo, tai dabar dar išvažiuojam rugsėjo 5 jau varžybas, patys finalai jau sprinto bus 13 dieną. Taip man Instagrame ten aš pasidalinsiu, įsikelsiu jau kažką, tai pamatysiu. Ačiū labai. Tai gerai, dėkui. Kiek mes dar ir olimpiadai po to pamatys. Nu tai taip.